matyt, Šimonytės vadovaujama valdančioji dauguma sugalvojo sumušti visų laikų tyrimų komisijų rekordus, kuomet per vieną pusmetį yra sukūriamos 2 Gražulio tyrimo komisijos, 1 Žemaitaičio tyrimo komisija ir antikorupcijos komisija pradeda tirti 35 Seimo narių elgesį, atsakydama į tokį svarbų esminį klausimą. Vienas iš klausimų skamba taip. Kodėl 35 Seimo narių grupė kreipimosi į Konstitucinį teismą neregistravo dokumentų valdymo sistemoje? Tai taip atrodo tie 4 tyrimai. Dabar panašu, kad per pusmetį pradedamas 5. tyrimas, kurio esmė, kaip naujus ištirti 2019 metais pranešėjo pateiktus faktus, pranešėjo, kuris tikrai nėra vargšas bedarbis išmestas iš darbo, pranešėjo, kuris šiuo metu yra konservatorių politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas Dulkio vadovaujamoje ministerijoje. Negana to, komisija pradės tirti rinkimų finansavimą, kas iš viso Seimo kompetencijai nėra priskirtas klausimas, nes yra speciali Vyriausioji rinkimų komisija, kuri užsijima tokio pobūdžio tyrimais. Aš nežinau, ar mes surasime valstybę, kur 37 Seimo nariai iš opozicijos šiuo metu yra tyriamieji, plus valdantiesiems nepriklausantis prezidentas.